Artėja šildymo sezonas ir kiekvienam vartotojui būtų įdomu sužinoti, kiek šioje srityje gali sutaupyti. Apie energijos taupymo pastatuose technologijas ir būdus papasakos Kauno technologijos universiteto, architektūros ir statybos instituto statybinės šiluminės fizikos laboratorijos vedėjas dr. Raimondas Bliūdžius. Trumpai papasakokite apie architektūros ir statybos institutą. Kokias mokslinės veiklos sritis vystote? Šis institutas yra įkurtas daugiau kaip prieš 50 metų ir tos sritys labai keitėsi. Šiuo metu yra 3 mokslinės kryptys. Tai pirmoji yra architektūros istorijos ir paveldo tyrimai, kurią vykdo vienas iš sektorių. Antroji yra urbanistikos ir kraštotvarkos tyrimai, taip pat turim vieną sektorių. Ir kiti 4 skyriai, tai yra laboratorijos, vykdo mokslinius tyrimus susijusius su energijos taupymu, išsaugojimu, pastatų šiluminių savybių projektavimu, taip pat įvairių statybinių medžiagų panaudojimo Lietuvos rinkoje tyrimus. Kokius tyrimus atlieka jūsų vadovaujama laboratorija? Tai laboratorijos veikla yra susideda daugiausiai iš 3 pagrindinių dalykų. Pirmas dalykas, kas mums tikriausiai ir pagrindinis turėtų būti, yra moksliniai tyrimai. Visų pirma, daugiau kaip 20 metų mes atliekam įvairius tyrimus susijusius su pastatų šiluminių savybių gerinimu. Tai yra iš šilumos išsaugojimas, yra papildomas pastatų apšiltinimas, kas dabar yra labai populiaru. Taip pat yra atlikta daug darbų ir šiuo metu tęsiami darbai susiję su pastatų atitvarų išorinių sluoksnių ilgaamžiškumu. O su kokiu projektu dirbate šiuo metu? Šiuo metu mokslinėje srityje mes dirbame su keliais projektais. Visų pirma, tai bandome sukurti Lietuvoje mažai energiją vartojančio pastato koncepciją, galbūt reikalavimus ir modelį. Kitas projektas tai yra pastato šildymo sistemos optimizavimas, kai naudojamas temperatūros pažeminimas nakties metu, išeiginėmis dienomis, kas leistų sutaupyti pakankamai nemažą energijos kiekį, ypač visuomeniniuose pastatuose. Iš užsakomųjų darbų šiuo metu vyksta projektas su viena iš Prancūzijos kompanijų, taip pat su Europos standartizacijos organizacija, kuriant naujus daugiasluoksnės termoizoliacinės medžiagos tyrimo metodus. Gaunate užsakymus iš Lietuvos ar ir iš užsienio? Savo veikloje susijusią su statybinių medžiagų savybių tyrimais ir jų ateities įvertinimu mes kuo toliau, tuo daugiau užsakymų gauname iš Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Rusijos. Tyrimams susijusiems, kaip minėjau, su metodų kūrimu, mes keletą metų jau gaunam užsakymus iš Prancūzijos kompanijos, taip pat iš Europos standartizacijos organizacijos. Kiek darbuotojų dirba šioje laboratorijoje? Laboratorija šiuo metu dirba 14 darbuotojų, iš jų yra 9 mokslo daktarai, 1 profesorius, habilituotas daktaras. Taip pat turim 2 inžinierius ir keletą technikų. Papasakokite apie laboratorijoje naudojamus įrenginius. Laboratorijos įranga praktiškai yra sukurta per paskutiniuosius 15 metų. Didelę dalį įrangos pakabino patys laboratorijos darbuotojai, taip pat Lietuvos gamintojai, kai kuriuos prietaisus šiek tiek esame gavę paramos iš Ūkio ministerijos ir įsigijom tikrai svarbius laboratorijai prietaisus, kurie yra vieninteliai tikriausiai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, dėl to mes ir gaunam iš tų šalių užsakymų. Sakysim, pats toks tobuliausias ir mums labiausiai naudingas prietaisas tai yra karštoji dėžė, kuri yra sukurta bendradarbiaujant su amerikiečiais, su Amerikos energetikos departamentu, kurie mums šiek tiek padėjo savo informaciją. Taip pat turim visus įrengimus, kurie reikalingi langų ir durų bandymam, naudojamim atitikties įvertinimui. Turim įrangą statybinių termoizoliacinių medžiagų tyrimams ir taip pat turim visą komplektą įrangos susijusios pastatų akustinių įvertinimų. O dėl krizės nesumažėjo užsakymų kiekis arba finansavimas? Krizės sąlygomis dirbam visą laiką, kadangi mūsų finansavimas per paskutinius metus, biudžetinis finansavimas, kuris skiriamas moksliniams darbams, sudarė tik apie 30% viso instituto biudžeto. Laboratorijai tas skaičius buvo dar mažesnis, 22–25%. Visus kitus pinigus mums teko uždirbti, taip kad mes prie to pripratę. Kalbant vėlgi apie krizę, užsakymų sumažėjimas yra labai akivaizdus, ypatingai Lietuvos gamintojų.
Šiuo metu 9 metais užsakymų iš Lietuvos gamintojų mes gavom tikrai mažai. Tačiau atsirado nauji užsakovai, tai yra Rusijos užsakovai, Latvijos, Estijos, Lenkijos. Na ir 8 metų, sakysim, tas krizės padarinius mums labai padėjo įveikti prancūzų užsakymai, tai yra susiję su daugiasluoksnės termoizoliacinės medžiagos tyrimais. Ar daug doktorantų priimate ir kokios patirties jie čia gali gauti? Dauguma laboratorijos darbuotojų taip pat dirba ir Kauno technologijos universiteto architektūros statybos fakultete ir taip pat turime šio fakulteto doktorantus. Tai kiekvienais metais mes priimame 1-2 doktorantus, dauguma jų ginasi disertacijas atliktas mūsų laboratorijoje ir taip pat vykdo mokslinį darbą kartu su patyrusiais mokslininkais ir taip mes gauname pakankamai gerus rezultatus, kadangi doktorantai realiai mato bandymus, mato tyrimų rezultatus, mato jų panaudojimą ir tokiu būdu matyti ir pasiekiamas pakankamai geras disertacijų gynimo rezultatas.